Juk kažkaip tik ir noriu, kad būtų gerai. Jis ką to nesupranta? Tu tiki, kad aš geras? Ačiū. Ir įsivaizduoji, vos man nusišypsojo sėkmė. Jis būtinai turi ateiti ir viską sugadinti. Gal jis pats blogas? Matai? Tai kas negerai? Man sako negerai, viskas vyksta juk natūraliai. Man sako negerai, gali būti juk ir atvirkščiai. Man sako negerai, viskas vyksta juk natūraliai. Man sako negerai, ar tai iš tiesų tai blogai? Juk taip pati gamta sutvarkė, tai žinom nuo mažų dienų. Juk išlieka tik stipriausiai, tai vyksta paprastu būdu. Kas pirmas nori būt, turi teiks ir spirt, ir stumt, ir viens, ir du. O kam tai bus per sunku, taigi kam tai bus per sunku, kitiems taps skaniu. Maistu. Kaip skanu. Aš tik klausiu. Man sako negerai, viskas vyksta juk natūraliai. Man sako negerai, gali būt juk ir atvirkščiai. Man sako negerai, viskas vyksta juk natūraliai. Man sako negerai, kodėl iš tiesų negerai? Verslo tokios jau taisyklės, bet būtų ir daugiau geriau. Pinigai amžinas variklis, aš pasaulį šitą supratau. Aš pečiu savo kompanijų, dėl siūlau naujų kaminių su savo prekių ženklų garsu. Man nerūpi kiti, tai ne mano sritis, o aš rūpinsiuos tik savimi pačiu. Krūtame ratu. Dabar nesikartot, dūmai gerai. Ir teršalai. Ir skūstis nereik, vis tiek tai niekad nesibaigs. Taigi, kodėl man sako negerai? Man sako negerai, taip juk daromi visi verslai. Man sako negerai, aš juk dažnai šypsausi gražiai. Man sako negerai, Administratoriai skiria išties nemažai. man sako negerai, kodėl iš tiesų negerai? Gerai.